Pratęsiant gerbiamą Liudviką tą diskusiją sudarėm, kur buvo iš tikrųjų, man susidaro toksai įspūdis, kad per tuos 30 nepriklausomybės metų, kiekime mes įgyjome fizinę laisvę, materialinę laisvę tam tikrą užsitikrinome, bet mentaliteto prasme mes dar esame sovietiniai žmonės. Ir kodėl šitą dalyką aš sakau? Todėl, kad kažkurio tai metu pats įsivardinau, kad yra skirtis tarp laisvojo, to tikrojo pasaulio piliečių ir mūsų. Ir tas skirtis yra susijusi su pakanta kito įsitikinimams ir nuomonės raiškai. Man bendraujant su vakariečiais tenka matyti, kad gali reikšti skirtingas nuomonės, turėti visiškai skirtingus politinius įsitikinimus, bet nepaisant to sutarti ir neperkasti viens kitam gerklės. O ką aš stebiu Lietuvoj? Aš stebiu Lietuvoj, kaip sakant, vis stipriau tą prisikėlimą to sovietinio mentaliteto, kada yra viena tiesa, o jeigu ne pagal tą tiesą, tada jungiamos nelabai švarios, o netgi ir purvinos pjudymo priemonės. Neįvardinsim dabar, tai nebadysim pirštu, kas, kokios čia politinės partijos ir taip toliau, bet pats principas, pats mentalitetas. Laisvas žmogus geba palikti erdvę kitam. Nelaisvas žmogus, o sovietinis žmogus visgi nebuvo laisvas, jis buvo totalitarinė visuomenė gyvenantis žmogus, jis įpratintas prie to, kad tik yra viena tiesa. Ir jeigu ne pagal tą tiesą, tada kitam tą erdvės nepalieki. Kaip jūs apie tai? Taip, labai čia gražiai jūs pasakėte apie tą erdvę. Žinot, aš kada pajutau tikrą laisvę. Kaip laisvę mes pajutom po nepriklausomybės, mes galėjom pirmiausia išvažiuoti į užsienį. Jūs įsivaizduojat, mane studijų metais net į Vokietiją tą demokratinę neišleido, nes tai buvo neįmanoma, ten į Lenkiją net neįmanoma buvo išvažiuoti. O suprantat, mes jau po nepriklausomybės galėjom išvažiuoti į užsienį. Man teko metus stažuotis Hamburge, Vokietijoje 92. Tai buvo kažkokia fantastika, bet tai buvo laisvė, galbūt ta fizinė laisvė. Tu gali eiti ir per baną, gali žiūrėti Cats, gali, tu suprantat, vaikščioti po vakarų Europos miestą, tai buvo neįsivaizduojama tam tarybiniam žmogui. Bet, suprantat, patį tą laisvės, cinkelį, esmę, žinot, kur aš kada pajutau? Aš pajutau 2000 metais, kai man teko būti pasauliniam radio ir televizijos forume Jungtinėse tautose. Žinot, aš sėdžiu Jungtinėse tautose, Kofi Ananas skaito kalbą, susirinkę ten keli tūkstančiai iš viso pasaulio, reiškia, atstovų. Ir Manheteno širdį Jungtinėse tautose kritikuojama Amerika dėl globalizmo. Aš klausau ir negaliu savo ausim patikėti, kad visa tai vyksta Amerikoje. Aš supratau tada, kas tai yra laisvė. Laisvė, kai jūs sakot, palieki erdvės kitam. Jis kalba, jis turi visiškai priešingą nuomonę, bet tu jam nepergrauži gerklės, o tu klausai, tu juo netiki, tu galvoji kitaip, tu galvoji, bet tu leidi, tu jį išklausai. Volteras, tai yra būtent aš numirsiu, bet kad tu tik galėtum pasakyti tą, ką tu galvoji. Ir tai, kas šiandien pas mus vyksta, Dieve, tai taip menka, tai taip provincialu, tai taip kaimietiška, suprantat, šitie visi, kokie tų, kaip pavardė, žukauskiniai sąrašai arba nepakantumas dėl to, kad žmogus nenori skiepytis. Čia yra tiesiog mūsų menkumas. Aš nežinau, ar tai yra iš to socializmo laikų, ar kaip, ar galbūt žmonėse to yra. Afrikoje aš dar mačiau tokių panašių, žinot, kur ten stovi kareivis su automatu ir taip jauti tiesiog ore, kad jis gali tą automatą atsukti į tave. Yra šito. Tai čia gal tas dalykas yra susijęs ne tik su sovietizmu, gal žmogaus kažkur tai gelmėje yra tas toksai nedidelis pradas, bet pas mus jis yra subujojęs. Tas negebėjimas vienoj toj patalpoje esant, toj mažoj šalelėje, tokioj gražioj, leisti ir kitam kvėpuoti. Aš kalbėčiau dar turbūt šitoj vietoj apie laisvės įgūdį, nes laisvė nėra tik tais būsena,
bet ir tam tikras įgūdis. Laisvė pasireiškia ir per elgseną. Ir, tęsiant tą pačią temą, sakykime, tikrai mūsų visuomenė mes buvome mokinami paskųsti, įskųsti, viešai pasmerkti, užpjudyti, palaikyti, už tai gaudavom socialinių kreditų tam tikrų. Jeigu to nedarydavom, socialinių kreditų negaudavom, karjeros nepadarydavom. Ir tai buvo iš tikrųjų nuėję iki tokio gilaus lygmens, netgi iki šeimos lygmens. Man viena mano pažįstama pasakojo tokį dalyką. Sako, kai aš ruošiausi tekėti, ir tai buvo pačio nepriklausomybės pradžioj, jos mama, kuri augo sovietiniais laikais ir sovietmečio vaikas, pasikvietė ją pasikalbėti ir sako, žinai, dukra, ne apie visus dalykus reikia ir galima vyrui sakyti. Jinai jau buvo nepriklausomybės vaikas ir jinai nustebo, kad galima turėti paslapčių, sakykime, nuo savo vyrų, nuo santykio intimiausiame turėti tam tikrą sieną ir saugotis arba bijoti savo intimaus partnerio. Ir akivaizdu, paskui sako, kad tai turbūt yra sovietmečio trauma ar palikimas, kad tas supriešinimas visuomenės buvo atėjęs net iki šeimos, kad net ir šeimos narys kitą šeimos narį galėjau įskųsti, pasmerkti arba išduoti. Tai buvo, kadangi taip labai gilu, tai natūralu, kad jis dabar prasimuša ir dabar, net ir pasąmonės lygmenį turbūt yra užkoduota, bet kartu ir tai, kad galima tą dalyką suprasti ir priimti, kad taip yra, įvardinti, kad taip yra ir tą reikia daryti, bet su tuo reikia ir dirbti. Kitaip tariant, reikia formuoti laisvės įgūdį, tai truputį kitą elgseną, nes ligą gali išmušti tik tais vaistu ir tą vaistą naudoti reikia. Tai ką jūs manytumėt, kas galėtų būti tas vaistas, kuris galėtų padėti tą laisvės įgūdį formuoti, nes mes dabar toks jausmas, kad einam tą kuo toliau, tuo labiau nuo bėgių ir tas nuo bėgių iš tikrųjų grįžimas į tarybinius laikus, į tuos pjudimo laikus ir mes vėl prisimenam tą nelaisvės įgūdį, o turėtume dirbti prie laisvės įgūdžio. Matot, taip, ką jūs kalbėjote, tai buvo tie Pavliko Morozovo laikai, kai skaitėsi geras tonas išduoti savo tėvus vardan kažkokio mistinio liaudies gėrio. Tai šiandien tai yra vadinama jau kitaip visuomenės interesų ar visa kita. Dabar, kur ieškoti tos stiprybės, kaip atskirti, kaip rasti savy jėgų. Aš nežinau, aš nesu tikrai joks apaštalas, kad galėčiau pasakyti taip, kaip turi būti, bet aš intuityviai manau, kad visko pradžia yra mūsų prigimtis. Tai yra, būtent reikia iš savo prigimties, iš savo tokio įsiklausimo į save atskirti, ką tu gali, ką tu negali, kurioj tu pusėje turi būti, kaip tu tą laisvę sujauti. Ir galų gale, čia yra klasikinė filosofija, tu turi elgtis su kitu žmogum taip, kaip tu norėtum, kad jisai elgtųsi, berods Kantas. Tai suprantat, natūralu, kaip tu gali pripažinti savo laisvę, bet laisvę tik tai tiek, kiek aš noriu. Ir nepripažinti jos kitam. Taip, visiškai. Tai ir sakau, kai čia šita visa pandemijos buvo psichozė, aš kitaip jos nepavadinsiu, 2 metus, ir dabar jinai yra nualinusi tiesiog mūsų žmonės, aš nežinau, karo agresijos akivaizdoje, tai tas nualintas žmogus yra akivaizdžiai, ir tas nualinimas yra iš esmės būtent dėl to, kad buvo stengiamasi eiti prie žmogaus prigimtį. Kas gali nuspręsti, kas tau geriau, ar tas skiepas ar ne, tu pats, tavo kūnas. Kas gali tau įsakyti, ar tu turi būti donoras, ar tu neturi būti donoras. Tu pats gali tą nuspręsti, tu pats turi tą padaryti. Ir tas galų gale nepasitikėjimas žmogum, tas galvojimas, kad tas žmogus gali būti valdomas bizūnų ir pyrago. Tai yra man taip primityvu, tai čia lygiai kaip šeimoje, auklėti vaiką, suprantat, su rimbu ir statyti ant žirnių į kampą. Tai man atrodo, kad jau 21 amžiui mes iš šitų dalykų išėję, mes turime pasikliauti tuo savo vaiku, mes turime pasikliauti savo visuomenės nariais. Dabar uždarinėjami tie visi kanalai, ten reiškia Baltarusių, Rusų ir taip toliau. Man tai yra juokinga, nes suprantat,
prie šiandieninių techninių galimybių, mes puikiai žinome per Telegram, per YouTube, tu gali susirasti kokią tik nori informaciją ir galų gale žmonės dabar važinėja, vis tiek tą informaciją gauna. Bet suprantat, tas toksai, užsuksiu kranelį. Suprantat, ką jisai rodo? Reiškia, mes nepasitikim savo žmonėm. Bet tą pasakiau ne aš, tą labai gražiai išaiškino gerbiamas Girnius. Jo, jis labai taip, jis vakarietiškų vis tiek mentaliteto žmogus, tai jis taip labai paprastai žodžiais, bet išaiškino, kad tai yra nepasitikėjimas savo piliečiais. O juk mes turėtume pasitikėti, juk pas mus dabar žmonės važinėja po visą pasaulį, išsilavinę, išsimokslinę. Mes turėtume pasitikėti, kiekvienas anksčiau ir vėliau atsirinks. Ir kartais net, žinot, net įdomu pažiūrėti, aš dabar YouTube mačiau, kaip tas visas tas jastrebas, kaip čia jį pavadinti, tas Solovjovas, kaip jis yra įsiutęs, tai netgi gražu pažiūrėti, suprantat, netgi ir įdomu, kuo jie kvėpuoja, mums žinoti, bet mes einam tokiu, paprasčiausiu keliu, užsuksiu. Tu negalėsi to pamatyti. Tai yra tiesiog nepasitikėjimo demonstravimas. Tas nepasitikėjimą galima, sakykime, vertinti įvairopai. Kai kas pasakys, kurie pripažįs, kad yra kažkoks tai nepasitikėjimo elementas arba lygis tam tikras, sakys, čia yra globos valstybės požymis, kad valstybė nori mus apsaugoti nuo. Aišku, tai nėra labai gerai, bet gal yra gerai, kad nori apsaugoti. Kad bobutės, kurios gyvena kaime ir žiūri, ypač Vilniaus regione, žiūri rusišką televiziją, kad jos, kaip sakant, neprisirinktų blogų minčių. Kuo tai yra blogai? Globoti reikia gyvūnėlius, neįgalius, nesubrendusius, o normalių žmonės nereikia globoti, jie patys savim pasirūpins, o tos visos bobutės, žinot, jeigu yra tokių, kurie įtikėja jau, jeigu tokių yra, aš tai savo aplinkoje nepažįstu, kad būtų įtikėję, bet jeigu tokių yra, kurie įtikėja į kažkokią tai mistinę rusų, ne rusų, čia aš dabar neteisingai sakau, Putino tą visą, suprantat, agresijos pateisinimą, jeigu jie yra tokių, gal ir yra tokių įtikėjusių, tai mes bandykime šviesti juos, bandykime aiškinti, bandykime rodyti tus propagandos elementus visus, kaip propaganda konstruojama, kaip yra melagienos, atskleiskime, melagiena yra tokia, faktai yra tokie. Ir klausimas, ar šitą situaciją reiškia kitokią strategiją, tai yra draudimas jiems kalbėti ir klysti kalbant, ar tikrai padės? Suprantat, čia sunku pasakyti, bet aš esu linkusi, kadangi jau esam 21 amžiuje, tai aš linkusi daugiau pasitikėti žmonėmis, daugiau juos šviesti, suteikti daugiau informacijos ir aš vis dėlto turiu tokį vidinį įsitikinimą, kad žmogus protinga būtybės anksčiau ir vėliau atsirinks. O visi ribojimai sako, čia jau yra klasika, kad draudžiamas vaisius visada saldesnis ir jeigu tik tai drausi, jeigu tik tai sakysi, kad to negalima, tai būtinai žmogus kažkaip tai ieškos kitokių kelių ir vis tiek tą informaciją susiras. Tai čia tas draudimas neefektyvus. Turbūt kyla mintis, ar ne, kad pratęstą nepaprastąją padėtį, kai prezidentas priėmė dekretą dėl nepaprastosios padėties, tarp Seimo posėdžių priima būtent prezidentas, dekretas buvo labai nuosaikus. Reiškia, nepaprastoji padėtis buvo taikoma iš esmės pasienio ruože. Jinai apėmė galimybę patikrinti įvažiuojančių Lietuvos teritoriją žmonių bagažą. Galėjo būti gabenama kokios nors sprogmenys arba dar kažkas, arba agitacinė literatūra, sakykime, ypač iš kokios Baltarusijos. Tai tą aš galiu suprasti. Bet kas įvyko vakar? Vakar Seimas priėmė nutarimą, kuriuo gana plačiai išplėtė nepaprastos padėties taikymo priemonės. Jeigu taip apibendrinant vienu žodžiu, tos priemonės iš esmės visos yra susiję su draudimu kalbėti. Kaip jūs įvertinat? Jo, čia jau yra teisiniai klausimai. Matot, mes dabar tokie per tuos paskutinius 2 metus turtingi įvairiom padėtim. Taip, ta prasme, įvairiom padėtim. Tai ekstremali situacija, tai nepaprasta padėtis ruožė pasienio, tai dabar visoje teritorijoje. Dabar čia galima labai daug, čia atskira diskusija dėl šitų teisinių režimų. Bet kalbant apie paskutinį teisinį režimą, nepaprastą padėtį, tai man, taip, aš dabar būsiu labai nepopuliari ir daugam nepatiks, bet atsiprašau, mano jau toks būdas, man
susidarė toks įspūdis, kad šitas įstatymas yra nepagristas, kuria prasme. Šiandien, kad ir kokia būtų situacija sudėtinga Ukrainoje, kad ir kokia būtų sudėtinga situacija geopolitinė, bet mes turime visą Europą, ne viena šalis nepaprastos padėties nepriėmė. Taip, mes vieninteliai, mes vėl esam kažkoks poligonas, vat, išbandysim, kaip žmonės reaguos. Tai man tas nepatinka, kad mes esame poligonas. Nu, nepatinka man tas, kad mes išbandom griežčiausias covidinės priemonės tokioje mažoje teritorijoje, tokiam mažam laivelį, mes išbandom griežčiausias dabar nepaprastas padėtis ir suprantat, situacija Lietuvoje yra rimta. Mes turime tą vadinamą, kur jūs diskutavot su Dariumi, civilinę gynybą stiprinti, mes turime aiškinti žmonėms, mes turime įvardinti, kur tos slėptuvės, mes turim žinoti, ką daryti. Čia kiti dalykai. Bet tam nereikia nepaprastosios padėties. Taip? Tai dabar, jeigu imti griežtai pagal taip, kaip Konstitucijoje sukonstruota, kada gali būti skelbiama nepaprasta padėtis, tai mano galva ir nepaprastos padėties įstatyme, tai šiandien nėra to tokio pavojaus konstituciniai santvarkai, nėra, ir nėra pavojus visuomenės rimčiai. Todėl nepaprasta padėtis yra pritempta. Taip, mano, tokia būtų diagnozė. Galbūt pasienio ruože, jeigu vėl pajudėtų migrantai, dabar mes labai puikiai, gražiai savo norų priimam ukrainiečius, viskas vyksta, tiesiog nėra poreikių. Tai mano galva šita padėtis pritempta. Ir man labai Lietuvoje, man tiesiog labai apmaudu, kad mes neturim opozicijos, negirdim jos balso visiškai. Socdemai visiškai aš nesuprantu, kokią jie poziciją yra užėmę. Tai man šitas nepaprastosios padėties įstatymas atrodo labai pavojingai. Mes sugebam jau ne pirmą kartą žmogaus teises apriboti daugiau negu būtina. Man tas nepriimtina. Tai yra perteklinis dalykas ir tas gali turėti ilgalaikės pasekmes Lietuvos visuomeniai. Tai viena. Dabar dėl tų žodžio laisvės apribojimų. Jūs suprantat, iš tikrųjų, kad uždraustos tos baltarusiškos, rusiškos, aš tai pasakiau, mano nuomonė čia nereikėjo, bet dar. Tai jau uždrausta. Kam dar kartą uždrausti, tai kas uždrausta? Bet dabar paskutiniai faktai. Respublikos nulinčiavimas. Taip. Toliau svetainių uždarimas, dėl laisvo laikraščio ten atskira kalba. Ten reikėtų jau atskira kalba. Bet tarkim toks, praslydo, aš nežinau, ar jūs skaitėt, kad ten neredaguota yra svetainė, kur, žinot, aš pati kelis laidas pažiūrėjau, tai yra be galo įdomios laidos. Kodėl? Profesionalios laidos. Profesionalios. Gerbiančios Toliau vedantysis yra, Dieve, tolerantiškas, išklauso visas nuomonės, pasikviečia. Kodėl reikėjo tą fas ir tai įmesti šitą, man tas labai yra simptomatiška. Simptomatiška ir man asmeniškai pačiam kelia klausimų. Normalioje teisinėje valstybėje yra nekaltumo prezumpcija. Ir man atrodo, kad nekaltumo prezumpcija jinai negali dingti įvedus kažkokį tai teisinį režimą, ekstremalią situaciją, kad ir nepaprastąją padėtį. Bet kokiu atveju tu turi įrodyti, kad tas asmuo ar elgėsi netinkamai, pažeidžia įstatymą, skleidžia karo propagandą. Ir man buvo tikrai nuostabu skaityti, kaip pirmiausia pačiame tekste yra įvardinta, kad keičiasi žaidimo taisyklės. Jeigu anksčiau tu paskelbi provokaciją, kuri yra dezinformacija, arba melas, arba kursto neapykantą. Yra teisinis procesas, galimas skundas. Išnagrinėjus skundą, tau lieps publikaciją išimti, bet ne automatiškai užrašys visą portalą arba laikraštį. Čia jau proporcingumo klausimas, ar ne? Antras momentėlis yra tik po to, kai yra įrodoma, kad tai yra padarytas pažeidimas, yra taikoma sankcija. Dabar nutarimu yra sudaroma galimybė jau padavus skundą automatiškai taikyti sankciją. Kur čia kaltės prezumpcija, nekaltumo prezumpcija dingsta? Vienas momentėlis, o antras momentėlis, kalbant apie tą neredaguotą portalą, komentarai iš tam tikrų, sakykime, intelektualų, kurie stipriai palaiko dabartinę valdžią, sako, čia yra viskas normalu. Jie yra kalti pagal asociaciją.
Mes gyvenom, atrodo, teisinė valstybė, kur yra nekaltumo prezumpcija, o dabar atsiranda kaltė pagal asociaciją. Tai, žinot, šitoje vietoje aš galiu, išvesti asociacijas su kuo nori, kaip mano fantazija veda, ir tame mąstyme jokios logikos iš tikrųjų nėra. Jo, čia labai yra liūdna situacija, nes iš tikrųjų nekaltumo prezumpcija virsta kaltumo prezumpcija, tai yra tragedija, tai yra apvertimas aukštyn kojom visos teisinės sistemos. Toliau man labai kelia nerima, nes mes turime daug teisininkų, ar ne, profesorių, kurie gali labai gražiai kalbėti apie teisinę valstybę, bet dabar toks yra kažkoks tai, vakumas, tarsi jų neliko, tarsi niekas neturi jokių pastabų, tarsi viskas, man tas yra. Bet kitas dar dalykas, kuris mane šitoje situacijoje stebina, mes kalbame apie žodžio laisvę, taip? Tai va, pavyzdžiui, aš esu ta, kaip pasakyti, labai dažnai buvau kaltinama, kad aš esu prieš žodžio laisvę, nes man tekdavo atstovauti bylose tuos žmonės ar organizacijas, kurios nukentėjo nuo spaudos. Tai aš atitinkamai ginu savo reiškia, klientų interesus ir aš reikalauju tam tikrus atsakomybės, paneigimo, tarkim, žalos atlyginimo ir taip toliau. Bet dabar šitoj situacijoje mane stebina, kad tų žodžio laisvės gynėjų neliko. Žurnalistų asociacija, žurnalistų sąjunga, žurnalistų draugija yra įvairios asociacijos. Jos tą sveikina netgi, pavyzdžiui, Respublikos linčiavimą. Čia linčiavimas, čia net neteisinis procesas, kada paprasčiausiai neplatina tavo laikraščio. Čia yra tokie, suprantat, fas ir aš tau nepardavinėsiu iš patriotizmo, nepardavinėsiu to laikraščio, nes jis yra blogas. Tas toksai linčiavimas man yra labai baisus ir svarbiausia, kad žurnalistai tyli. Jiems viskas tinka. Suprantat? Jiems viskas tinka. Tai šitas mane labai labai stebina, nes kokia bebūtų Respublika, koks bebūtų Tomkus, jisai velnių priėdęs. Kalbėkime atvirai, Respublika ne visada ten ir parašė, tikrai buvo dezinformacinis straipsnis. Bet tai Respublikoje ne tik vienas tas jaunuolis, kuris tą dezinformaciją ten paskelbė, bet paskui greit išėmė, bet yra ir kiti žurnalistai. Tai kodėl mes dabar visą tą leidinį šitaip atiduodam suvalgymui? Ir tuo labiau, kad tai yra nacionalinis dienraštis, 303 metai. Tai yra, suprantat, dabar ta Respublika, bet Respublika išsilaikė visais laikais, yra simbolis mūsų valstybės. Ir mes ją atiduodam suvalgyti, šitaip. Suprantat, Švedijoje, suprantat, yra kaip valstybė remia antrą pagal didumo leidinį dėl to, kad būtų nuomonių pluralizmas. Nuomonių pluralizmas tai yra švarus oras. Mes galim laisvai kvėpuoti. Jeigu nėra nuomonių pluralizmų, viskas pas mus yra užkalkėję. Ir mes leidžiam suvalgyti Respubliką ir netgi neteisinim priemonėm. Aš, tarkim, toleruočiau, padarė klaidą, tvarkoj, nubauskim. Suprantat, galbūt tam žurnalistui kažkokį tai laiką pritaikykim ten kokį nors ten akreditacijos panaikinimą. Aš suprantu, turi būti kažkoks atoveiksmis. Bet jūs suprantat, bet dabar sunaikinta Respublika, tai man tai yra labai didelė netekti žodžio laisvė. Man yra labai, kokia bebūtų Respublika, tai buvo alternatyvus informacijos šaltinis. Ir tuo labiau pagal patikimumą žmonės labai jie buvo, pasitikėjo. Ir dabar tai yra tikrai žodžio laisvė yra didžiulis nuostolis ir kažkodėl tai mūsų, tarkim, žurnalistai tie vadinami, tą toleruoja ir netgi sveikina ir netgi džiaugiasi. Tai man tai yra labai simptomatiška. Man kaip teisininkui iš tikrųjų atrodo, kad aš prisimenu vieną Europos žmogaus teisų teismo bylą. Turkijos byla. Turkijoje, man atrodo, kad tenais nuolatos yra vieno arba kitokio pobūdžio, kalbant apie kurdus, kurdų klausimą, tam tikra padėtis arba situacija kažkokia tai. Ir jie vis tiek tam tikras priemonės nuolatos taiko informacijos klaidos arba ribojimo. Ir buvo publikacija viename žurnale. Kitas klausimas kurdų buvo turbūt stipriau išryškėjęs. Ir valdžios įsakymų visas tiražas laikraščio buvo konfiskuotas. Ir šita byla nuėjo į Europos žmogaus teisų teismą ir Europos teisės sakė priemonė neproporcinga ir nebūtina. Jūs galėjote liepti paneigti tą nuomonę,
liepti, nubausti tą baudą skirti, bet išimti visą laikraščio tiražą, tai jau peržengia proporcingumo ribas ir pažeidžia žodžio laisvę. Kalbant apie Respubliką, man viens prie vieno peršasi to išvada, kad čia labai to pačios bylos. Matot, suprantat, kas, žinot, šitų klausimų galėčiau labai ilgai diskutuoti, nes man teko rašyti porą monografijų dėl žiniasklaidos teisės ir paskutinė mano monografija, ji yra apie 500 puslapių ir ten, žinot, aš nagrinėjau visus ŽTT, kiek sugebėjau, apie 400 ŽTT bylų, reiškia, kokie yra įsibrovimo į žodžio laisvę būdai. Tai ten pradedant nuo žurnalistų sėdėjimo kalėjime, tarkim, ir ten baigiant ir tiražo konfiskavimu, ir radio stoties uždarimu, visokių tų įsibrovimų yra. Aš ten jų priskaičiavau gal 40, suprantat? Visokių rūšių yra, kaip tą žodžio laisvę užgniaužti. Bet kur yra problema su Respublika? Ta, ką jūs pasakėt su Turkija, tai taikiai valstybė. Suprantat? Tada tu gali reikšti ieškinį valstybei, kad pažeidžia konvencijos 10 straipsnį ir atitinkamai gauti tokį rezultatą, aišku, po 3, 4 ar 5 metų. Tai čia vienas dalykas. Mūsų atveju viskas subtiliau. Valstybė ne prie ko. Taip? Yra prekybos tinklai, yra didmenininkai spaudos, kurie ir jie atsisako prekiauti, reiškia, Respubliką. Tai yra kaip ir valstybė stovi šone, ji tik tai, tyliai leidžia tą daryti, bet ji pati nedaro. Tas, suprantate, tai va teisinė prasme, tas byla jau sunkiau yra ją, suprantat, sukirpti, padaryti, reiškia, kažkokį tai ieškinį, bet manau, kad tas Respublikos, čia linčo teismas, čia susidorojimas tiesiog, leidimas susidoroti patiem. Kada tu žmonėm užčiaupi burnas, kada tu jiems sakai, ką jie gali sakyti, ko jie negali, tai tas visas negatyvas ir tas visas kaupėsi viduj ir tu nežinai, kaip jis prasiverš. Todėl geriau, kada yra nuomonių pluralizmas, kai žmonės iškalba tą, ką nori pasakyti, ir kai yra nuomonių pluralizmas, tada įtampos visuomenėje yra mažiau. O kada nuomonių pluralizmo nėra, tada ta įtampa kaupėsi kitokiamis formomis. Ir pasireiškia paskui netinkama forma. Čia yra, žinokit, tą, ką aš sakau, ne mano sugalvota. Yra toks Jungtinių Amerikos valstijų konceptualus pranešimas, kur yra išaiškinta, kokią naudą duoda žodžio laisvė visuomenė, tai yra ir demokratija, ir saviraiškai žmogaus. Ir viena iš tų svarbiausių funkcijų yra to verdančio puodo dangčio efektas. Jeigu tu neleidi dangčiui uždengi, neleidi garuoti, tai tu gali sulaukti ir sprogimų, ir visų kitokių proveržių. O kada leidi įsigaruoti, įsikalbėti, tada žmonės vienu žodžiu, jie tada tokiu būdu išlieja savo nerimą, savo nepasitenkinimą ir nuomonių pluralizmas pasitarnauja taikai visuomeniai. Tai čia yra amerikiečių konceptualus pranešimas, čia ne mano mintis originaliai. O man iš tikrųjų dar tas nerimas yra susituo, teisingai sakot, ar ne, valstybė tiesiogiai, sakykime, nerepresuoja. Bet yra asmenys, kurie tiesiogiai, kiti netiesiogiai susiję, sakykime, su valdžia, vadinami įtakotukai, ar ne, ir kurie kai kuriais atvejais mėgaujasi tam tikrą įtaką ir galia, nes paimkime Respublikos atveju, tai iš tikrųjų buvo galios pasireiškimas vieno įtakotuko ir dabar atsakomybė moralinė ir atsakomybė teisinė. Ką galima padaryti? Jo, matot, dėl moralinės tai čia viskas aišku, kiekvienas savo nusibrėžiam savo kodeksą, ką tu savo leidi ir ko tu sieki gyvenime. O dėl teisinės atsakomybės ir dėl teisinių šitų reikalų, tai yra kaip su viešosios informacijos rengėjais ir skleidėjais. Faktiškai visi tie įtakotukai, tai yra kas gauna už tai pinigus, ką jie daro ir ką jie kalba. Taip? Tai yra viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai. Jie turi pareigą pagal visuomenės informavimo įstatymą, yra toks 24 straipsnis, vadinasi bendrosios viešumo nuostatos, jie turi deklaruoti savo finansinius visokius reikalus. Kiek jie gavo pinigų, iš ko jie gavo pinigų ir taip. Tai va šitas procesas pas mus yra, nors teisiškai yra jis įvardintas, o
žiniasklaidos teisės doktrinoje aš tai esu sukonstravusi kaip bendrosios viešumo nuostatos viešosios informacijos rengėjams, kad jie turi atsiskleisti tą savo pamušalą, kam jie atstovauja ir dėl ko jie atstovauja, dėl ko jie taip prašo, ne kitaip prašo. Tai šitas pas mus, suprantat, yra įstatyminiam lygmenį, kaip ir yra įrašyta, bet jis praktiškai nevykdomas. Tas vadinamas virsis visuomenės informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema, kurią valdo kultūros ministerija, aš nežinau, ji taip ir yra merdėjimo būsenoj. Ir mes šitų visų finansinių reikalų, kas už kiek ir ką gauna ir kodėl taip dirba, mes jo nematom. Tai nėra atskleidžiama. Arba atskleidžiama labai segmentiškai, iš kurių reikia labai gerai susigaudyti, kad suprasti tą visą dalyką. Tai vat visuomenė pas mus tokiu būdu yra mulkinama, nes ji neturi informacijos arba ta informacija yra labai sunkiai surandama būtent va tų pinigų judėjimų. Kas, kaip ir kiek už vieną ar kitą poziciją gauna atlyginimą. Va tas yra finansavimo, tas visas reikalas pas mus yra tokioj pilkoj zonoj. Aš jau nekalbu apie tą, esu jau pranešimus darusi apie tą užsakomą informaciją, kur tiesiogiai dar keliauja pinigai per ministerijų fondus. Tai va šita visa tokia situacija ir gimdo tokį, kaip pasakyti, užpirktą turinį. Turime kovo 11 dieną, Seime buvo specialus posėdis. To posėdį buvo pakviesta signatarė Vida Šližytė kalbėti, pasakė jinai kalbą, kuriame įvardino iš tikrųjų labai daug dalykų, kaip galvoja ta tylioji Lietuva, tas paprastas žmogus. Ir jinai įvardino vieną labai turbūt konstruktyvų dalyką, kad esant iššūkiai Lietuvai, karo grėsmės akivaizdoje, vykstant karo veiksmams Ukrainoje, dalykai, kurie skaldo, neturėtų būti prioritetas. Neturėtų jie būti eskaluojami ir dar labiau skaldyti visuomenės. Ir jinai konkrečiai vardino tuos dalykus. Valdančiųjų reakcija buvo atsistoti, išeiti iš salės. Kaip jūs šitą dalyką vertinate? Aš pati negirdėjau tos kalbos, tik tai mačiau antraštes, bet aš labai gerai pažįstu gerbiamą Zitą Sličytę. Tai yra mūsų signatarė, tai yra advokatė, daugybę metų dirbusi. Mes Lietuvos advokatūra apie ją filmą yra sukūrusi, kaip ir apie kitus signatarus. Ir aš tikrai žinau, kad Zita Sličytė buvo iniciatorė 90 metais, kada vasario 9 dieną prieš aušryje nepriklausomybės atkūrimo buvo priimtas spaudos ir kitų masinės informacijos priemonių įstatymas. Tai yra šviesų žmogus ir aš netikiu, kad jis galėjo kažką pasakyti prieš Lietuvą. Tai yra žmogus, kuris kovojo sąjūdyje, kuris kovojo visą gyvenimą, skyrė žmogaus teisėm. Tai aš netikiu, kad duše sensta, kad šitas žmogus galėjo kažką pasakyti prieš Lietuvą. Tai, ką jūs pasakėte dėl, kaip jį ten įvardino, kad Lietuva, reiškia, yra, kaip tas žodis, kad Lietuvoje vyksta, reiškia, matyt, turėtų galvoj partnerystės įstatymo priėmimas. Kalbėjo apie tai, kad siūlomi įstatymų, kurie skaido visuomenę. Bet tai yra faktas. Tai yra faktas. Aš tikrai nenoriu pasisakyti prieš LGBT žmonės, nes aš nesu prieš juos nusiteikusi. Mano draugų tarpe yra daugybė, reiškia, menininkų, kurių man visiškai neįdomu jų seksualiniai reikalai ir aš tiesiog priimu žmogų tokį, koks jis yra ir lygiai taip pat į LGBT visuomenę žiūriu labai tolerantiškai. Bet mes turime nepabėgti nuo realijų, mes turime matyti pasaulį tokį, koks jis yra. Ir tai žinoma, taip, vakarų valstybėse vyksta tie, reiškia, partnerystės įstatymai ir tos šeimos kūrėsi, tai yra realios. Bet mes turime ir lietuvišką realiją, vis dėlto tai yra krikščioniškas kraštas. Mes turime žmonių apklausas, mes matome žmonių nusiteikimą. Tai negi dabar, kada yra nepaprasta padėtis. Ar yra laikas dabar seksualiniai revoliucijai? Ar dabar yra laikas šitiem klausimam? Juk mes nepakeisim visuomenės mąstymų. Mes tą mąstymą galim pakeisti būtent toleranciją, būtent kalbėjimuose, būtent bendrom diskusijom, su laiku. Ir galbūt mes prieisim prie to partnerystės įstatymo. Bet nereikia tą daryti, žinot, kaip rusų laikais sakydavo, čeres nemagu, per prievartą.
Mes negalime šito daryti. Tai yra silpninimas mūsų tos gynybinės galios, kuri dabar jau darosi aktuali. Mūsų to, tai mes šito neturėtume daryti, bet pas mus eina viskas taip. Va dabar yra patogus momentas, dabar jūs negalite išeiti į gatves. Ir mes dabar legalizuosim ten, tarkim, kažką, ko žmonės nenori. Tai Zita Sličytė pasakė tiesą. Tai, kad žmonės, suprantat, net negali išklausyti tiesos, tai čia jums ir tolerancija. Jūs įsivaizduojat, jie negali net išklausyti. Tai čia man primena tą pačią situaciją Seime, kai atėjo, reiškia, Jakeliūnas, kai atėjo Vėgėlė, atėjo Rimas Jankūnas, jie kalba moksliniais terminais, su argumentais, reiškia, kaip geriau valstybei reguliuoti pandemiją, o valdantieji išeina. Suprantat, tai nesugebėjimas netgi išklausyti, tai čia jokia tolerancija. Čia jokia žodžio laisvė. Ir iš tikrųjų tada kyla klausimas, kurį berods profesorė Ainė Ramonaitė kelia, kuri iš tų blaivių politologų, kurie nori suprasti situaciją, tikrai pamatyti, kas vyksta, ar tada žmonės, kurie yra neišklausomi, ar jie ateis ginti tą valdžią, kuri nenori išklausyti. Matot, aš nežinau, aš dabar žiūriu, pavyzdžiui, aš tikrai galiu prisipažinti viešai, dūšiai aš esu konservatorė. Ir aš labai, gali mane sudraskyti, bet tai yra faktas, daug metų aš balsavau už konservatorius, nes man yra tas konservatyvizmas, jis yra man priimtinas. Bet, negaliu pateisinti kai kurių dalykų mūsų dabartinės tos valdžios, nes aš manau, kad jie nuslydo nuo konservatyvizmo. Aš nežinau, kas tai nes tai nėra primetimas savo valios. Tai turi matyti gyvenimą tokį, koks jis yra. Man atrodo, kad, suprantat, mūsų dabartiniai valdžiai teko tikrai labai sunkiu laiku dirbti. Tikrai. Aš pavyzdžiui, žiūriu į Ingridą Šimonytę, tai tikrai moteriai tokią naštą užversti ant kupros, tai yra nepakeliama, tikrai labai sunkus laikas. Bet suprantat, kur problema mūsų valdžios? Jie nenori matyti realijų, realaus gyvenimo, taip kaip yra. Tegul nuvažiuoja į kaimą, tegul nuvažiuoja į rajoną, tegul pasikalba su žmonėm. Yra tai ne taip, kaip norisi, kad būtų. Nenori, mūsų daugybė žmonių dar nesubrendo tiem partnerystės reikalam. Tai kam juos brukti per prievartą? Gal nesubrendo, galbūt, kaip sakant, senolių arba ta išmintis dar diktuoja paprastas ir protingus atsakymus į tam tikrus klausimus, kurie bandomi padaryti labai sudėtingais. Taip, bet matot, yra galų gale galimybė įvairių kompromisų. Galima ir partnerystę atitinkamai įteisinti ir atitinkamai išsaugoti tą mūsų, suprantat, krikščionišką pradą. Vyro ir moters santykių niekaip nepakeisi, nes iš jų gimsta vaikai. Yra juk užregistruotas projektas dėl bendro gyvenimo, susitarimo dėl bendro gyvenimo, kuris sprendžia daugybę tų praktinių klausimų, tik nenumato vieno dalyko, tos partnerystės prilyginimo šeimai. Tai yra kompromisas, kurio irgi iš tikrųjų nenorima priimti. Ir netgi nenorima kalbėtis apie tą kompromisą. Iš karto jau pasakant, kad tas kompromisas a priori netinka. Norint kalbėtis, reikia turėti valios atsisėsti, kalbėtis ir klausyti, bet to iš tikrųjų nėra, atsistojama ir išeinama. Tai matot, šitą politiką atsistoti ir išeiti, jinai nestiprina mūsų šalies. Jinai nestiprina galų gale mūsų ryžto ir ginti Lietuvą. Tai man dėl to labai yra tikrai liūdna, nes jeigu tu nesugebi net išklausyti, tai apie kokią toleranciją mes galime kalbėti? Kas mums gali padėti? Aš manau, kad mums padės tiesiog gamta, tiesiog žmogiška prigimtis,
Tiesiog dabartinė aplinka, kurioje mes esam, ta visa situacija, kurioje mes esam. Turi žmogus prablaivėti. Negalima įsivaizduoti, kad tu, ką sakai, tai tik tai tavo yra tiesa. Mes turime suprasti, kad tiesa, ji yra kažkur nebūtinai ten, kur mes esame. Bet tą turime suprasti abi pusės. Ir suprantat, nėra dviejų Lietuvų, neturi būti dviejų Lietuvų. Mums vis tiek reikės gyventi šitoj žemėje kartu. Todėl turi būtinai būti susikalbėjimas. Ir šitas išėjimas iš salės, ir neklausimas, ir negirdėjimas, jis veda į niekur. Aš tokią knygą psichologinę skaičiau, Scotto Pecko Nepramintuoju taku, tai šitą fenomeną jis vadina atsisakymu perbraižyti žemėlapį. Sako, brandus žmogus yra tas, kuris besikeičiančio tikrovėj susiduria su tam tikrais tikrovės fenomenais, kurie kontrastuoja su jo turimu pasaulio žemėlapiu. Ir drąsa yra tame perbraižyti savo žemėlapį, pamačius, kad tikrovė yra pasikeitusi. O bailumas kaip tik yra atsisakymas perbraižyti savo tikrovės žemėlapį ir pasilikti prie to, kurį tu, sakykime, turi, atsinešiai, dažnai jis yra nulemtas praeities įvykių, traumų, vaikystės dalykų. Tai man atrodo, kad čia yra ta baimė perbraižyti tam tikrą prasme savo tikrovės žemėlapį. Ir aš tikrai turbūt linkėdamas to, kad išmoktume išgirsti vienas kitą ir noriu palinkėti drąsos, nebijoti perbraižyti tą tikrovės žemėlapį, nes bus tik tai, kai turėsim tą vieną Lietuvos tikrovės žemėlapį, kai nedalinsim į antrą Lietuvą, viena Lietuva, antra Lietuva, mes galėsime tą Lietuvą turbūt turėti norą ir valią ginti. Taip, o jeigu paprastai, tai tiesiog nebijoti atmerkti akis, atsikimšti ausis ir suvokti situaciją tokia, kokia yra, o ne tokia, kokią mes norėtume, kad ji būtų. Tai tiesiog pamatyti tikrovę.